Vėl batukų laikas. Pažiūrėkite. Vėl ta pati nuobodybė. Savaitgalio. Galėtumėm kokį nors praleisti įdomiai laiką ir pažiūrėti serialą. Pavyzdžiui, kokį nors. Puikia vieta hamakui. Pasakėlį. Ką rodo per teliką? Kažin. Gero. Kokį filmą gal įdomu. Ką? Šireką rodė. Lenga. Klausyk, čia labai pas mus panašu kaip pas Šireką. Bliam, šiaip vieta tai graži. Bet... nežinau. Bandom link upės eit. Kopk. Šitie Panerių regiono kalnai. Ir jos lankytojai. Turi atkirti. Ne. Iš upės būtų reikėjo eit pasimti. Tai nestabilų kolega. Ne, šitą kažkaip. Ryti, ko tu 4 maimi? Šitas toks poltereino maudas. Vėl ta lasda užsikabino. Taip, matau. Nenori pakelt. Negaliu. Va. Taigi filmuoju, Ryti. Ok. Tai man eitis. Spielbergas irgi nežiūrėjo ten, kai užsikabinus lasda būna ar kas nors. Pasivaikščiojom biškelį po Neries regioninio parko pakrantės. Sulūžusius visus miškus. Aišku, tas pats nuobodus, apsnigtas miškas. Toksai. Ir čia eini. Ir prašau. Kambariukas. Ką? Ryti, kaip tau? Kaip kambariukas? Manau, kad vienas iš geresnių šį kartą. Fantastika. Svarbiausia, žinai, kas ramus kaimynai sakė. Nu, mes tą patikrinsim. Žinai, ką arbatą galėsim virti. Žinai, kai iš hamako tiesiai. Tugi savo tą gali viryklytę pakabinti. Viską parankai, sniego ir eglių šakelių. Tobulą. Ir šiandien vakarieniai. Barštukų sriubytė. Vyrukai. Prie barščių sriubytės. Sniego. Koks yra jūsų ryčio receptas? Išduosiu. Miško knarkė. Rudenį iš paukščių nubombintų uogų arbatėlė. Vis dar džiugina. Batukas. Nu, tipo, čia buvo tas didesnis šaltis, tai nebuvo tai blogai. Gal. Žinai, apsidreikia batai ir ledukas lūžta. Čia kad tada nesuplūštų, blia. Kaip sakoma, reikia eit pas nykštukus. Gamtoje, jeigu nori rasti nykštukus, reikia eiti pagal pėdsakus. Ir tada galima surasti, kur tie nykštukai būna. Kas pasakys, kad čia nepasaka? Nežinau, čia iš tų gal senesnių laikų, kaip ir mes su Ryčiu, senus rusiškus filmukus, kur rodydavo apie senelį šaltį ten visokius, tai vat, čia tokia ta žiema. Pasaka, fantastika. Žiūrėkit, koksai kambarys. Sveiki atvykę. Durų neuždariau. O, kūrėsi. Čia kaip praeitą kartą kalbėjom, ar ryte užsivesi, tai čia va, šitas. Gerai, čia reikia išdeginti visas dujas, kokių tik tai turim. Dekatlono dujos, pažiūrėsim. Vasarinės. Dujos yra nežeminės. Iš karto noriu pasakyti, nežeminės. Pabrėžti.
nežieminės dujos. Ir turim paruoštą konservą, kuris vadinasi grikiai, saulėgrąžos, datulės. Ir viskas. Oi. Dabar kaip čia gerai viskas. Pašildom dujas. Dekatlono. Nežieminės dujos, dar kartą primenu. Nežieminės. Bet viryklytė su šlangiuku gelbsti pasaulį. Pakratom. Bet yra dar. Galėčiau dėti vėl šitą į košę. Kai tada, bet tada, kai užsigazavo, kur net kibirštis ėjo, tai biškitas. O, kaip užsigazavo, užsivedė. Gerai. Kūrėsi blemą kaip Belarusas su puskačium. Va taip atrodo katinas, kur į lašinius žiūri. Čia padėta jau paruošta indelė. Net namuose negaunu pusryčių į lovą. Bet dėka šito veikėjo. Va tam ir reikalingi draugai. Skanių pusryčių, Raimi. Ačiū, Ryti. O čia yra žiemos indaplovė. Pamatysit, kaip čia taip gerai išplauna. Nuodėguliai, pridėguliai sušala. Nusiima puikiai. Sniegas sugeria viską. Štai. Blizga. Ir Būto kaip nebūto.